Kaip vertina pasirodymą? Trečia vieta tenkina? Sunku buvo, iš tikrųjų sunkios varžybos. Aišku, medalis yra medalis, bet tai, kaip jau manau, visiems aišku, norėsiu daugiau. Pradėt nuo X-o, neįskaityto metimo, tada iškart pirmavo, man atrodo, jau varžovai pradėjo pirmauti. Ar tai pridėjo papildomo spaudimo tolesniai varžybų eigai? Sunku pasakyti, vis tiek jau tas varžybos antros šiandien, tai tas nuovargis jaučiasi, gal tas pirmas X-as kiek išmušė iš vėžių. Norėjosi pirmo bandymo jau mes toli, bet nepavyko. Tai gal tas truputį pakeitė varžybų eigą. Po pirmų metimų buvo prašluotas sektorius, ar skundėtės jūs, kiti dalyviai, kad nelabai tinkamas, gal nelabai geras sektorius, vidus, bet kietas? Aš nesiskundžiu, man viskas tiko, gal kiti kas pasiskundė. Ir pirmavo Čechas su 68 metrais, iki paskutinio metimo atrodo, kad rezultatas ne tas, kur neįveikiamas, turėjo dar paskutinį metimą ir buvo labai nusivylęs, aišku, nepavyko tas metimas. Ar tikėjotės dar prieš jį, kad galite pakeisti rezultatus? Tikrai taip, vis tiek 68 metrų riba nėra kažkas tai labai toli man, vis tiek numečiau šiam 7,5, tai tikėjau, kad tikrai galiu pagerinti, bet nepavyko. Gal tai, kad bronzą čia iškovojo, daugiau motyvacijos pridės Paryžiuje auksą iškovoti? Tai aš manau, taip, tikrai labai gera pamoka, vis tiek dar vienas varžybos su geriausiais pasaulyje, tai aš manau, prideda tas patirties ir aš manau, kad motyvacijos bus daugiau. Jeigu su Čechu be abejo buvo aišku, kad jisai kovos dėl pirmos, ką galvojate apie Austrą? Ar jo čia toks iššokimas netikėtas buvo? Olimpinį bronzinio medalininkas, kiek ir, aišku, galvojau, Danielis bus top 3, bet taip jau atsitiko, tai kiek netikėta. Nikolai, šiaip anksčiau į varžybas važiuodavo kaip, toksai, kuris gali nustebinti, dabar važiuoti kaip tas, iš kurio labai daug tikimasi. Ar kažkiek keičiasi mąstymas paties vykstant, ar yra kažkokio spaudimo daugiau? Nepasakyčiau. Gynėte titulą, ar dabar galite pasakyti, nes buvo prieš tai 3 lietuviai, Ubartas, tas pats Alekna ir Gudžius, kurie net gynė Europos čempiono titulą. Ar galite pasakyti, kad tai tikrai sunkiau padaryti nei pirmą kartą čempioną? Aišku, nėra lengva, bet gal vienas sportininkas titulą nėra apgynęs, bet šalis tai yra apgynęs titulą. 18 Andrius buvo pirmas, 22 aš. Minėjai, kad šiandien buvo sunku, tai kas dar galėjo prisidėti prie tų sunkumų, gal oras ar kažkokias ar sektorius? Oras buvo neblogas, bet tiesiog kvalifikacija finalas per vieną dieną nėra lengva gerų rezultatų parodyti. Bet šiaip iš esmės, ta bronza ar suteikė pasitenkinimą, ar mintise vis tiek buvo, tai kokia kita spalva medalį? Buvo, aišku, norėjosi aukštesnės vietos.